Labas rytas, suraidytas. Kažkam gal ne rytas, man rytas. Tai miegojau labai gerai. Truputį per daug ant stataus kalną, nes prognozė buvo lietus naktį. Tai galvoju, kad neapsemtų palapinės reik ant tokio kalniuko pasistatyti, bet taip naktį ir nelyja. Kaip matom, o dabar, pavyzdžiui, apsiniaukė yra. Tai aš jau dabar iškart su lietaus rūbais. Jeigu lis, sustoju, telefoną į kišenę. Navigacija vis tiek moterytė kalba ten, o aš niekur neskubu, tai nes įdėjusi tą celofaną telefoną labai ten po to nepatogu valdyti. Ten jau toks mieste, jeigu reiktų kur nors, didesnė mieste, žodžiu, kur jau navigacija, kai kalba, jau nebeišeina susigaudyti. Tai va, dabar važiuojam iki degalinės, nes reikia degalų ir kavos. Jūs mane suprato teisingai, reikia kavos. Tai va. Oras, matot, toks koks yra, bet aš jau susitaikiau su to, kad čia taip ir bus. Lyja, nelyja. O kai susitaikai su to, nebima nervas. O kai nebima nervas, daug geriau tada. Čiau. O būna ir taip užsikurt reikia. Kavą begeriant ir tokių pamatai dalykų. Šiaip Suomija primena Lietuvą ant steroidų. Miškai, bele kokie, žalia visur. Čia jau rimta. Bele kaip, visur žalia. Tiesiog, miškai, visur. Fainai. Dabar važiuoju į fainą vietą. Bet dar toli, 4 valandas. Pavalgiau, atsigėriau kavos, kitas žmogus. Ir aš, kad būsim už 4 valandų 7 minučių. Man atrodo, būsim anksčiau. Na ką, tai apsiprekinau maisto. Kiek reikėjo, kiek nereikėjo.
Ir važiuosim toliau į numatytą vietą. Prekės, maisto, kainos, tas pats, kas Lietuvoje realiai. Gal čiut brangiau, bet kažkas brangiau, kažkas pigiau. Tai visumoje tas pats. Jo. Šiaip buvo smagių keliukų. Ir smagių pasukiukų. Ir visai čia smagiai aš iki čia važiavau. Opa, City Market. Čia prekinos. Ką dar pastebėjau, tai kad čia labai, jeigu Šveicarijoje išvystytas dviračių dalykas, tai čia belia kaip išvystyta yra haikinimo visas dalykas. Oba! Haikinti čia jau yra belia kaip. Gerai. Kas čia dabar? Spotify išlindo. Aš net nenaudoju Spotify. Aš naudoju YouTube Music. Nes tai mane akmenį, kad ne Spotify. Bet man tai čia net geresnis tas algoritmas, tai nežinau. Ir priedo turi ir YouTube Premium. Tai du dalykai viename. YouTube žiūri be reklamų ir muzikos klausais be reklamų. Gerai, šitą norėjau įsijungti. Nu. A girdis, ko klausos? Turėt? Nu ką? Judam toliau? Čia. Vakar atvažiavom. Čia jau čia reikia kažko kur prisiparkuoti. Ar aš čia galiu važiuoti, o negaliu? Galiu, mašina, tai atrodo daug yra. Eina savo, kaip ten atrodo. Vau. Nu kažkur tai nueisim. Eina savo. Važiuoju iki pat priekio, nes motociklą tai čia bet kur aš įkišiu.
Labas rytas. Na ką, susitvarkėm ir važiuojam. Šiaip jau beveik 10:30. Man reiktų gal biškį anksčiau pradėti keltis, nes 10:30. Tai va, vakar buvo gera diena. Kaip matėt, prasilėkiau su kartingais, bet ten tokio greitumo tie kartingai. Aš gyvenime tokiais greitais nesuvažiavęs. Lietuvoje, taip yra tų kartingų, bet kiek esu buvęs, tai ten nei per pusę taip greit nevažiuoja. Ne, gal per pusę važiuoja taip greit, bet, esmę supratot. Ten mačiau ir specialūs tokie kaip apmokymai, visa kita. Bet aš atvariau, sako, maukis rūbus, parodžiau šalmą. Sako, oi, tai sako, gerai, sėsk. Ten nieko nei parodė, nei nieko, tipo, tai čia ką, turi žinot. Bet aišku, kartingai, gazas ir stabdis. Tai taip smagiai prasilėkiau. Tiek adrenalino. Su tokiais norėčiau dar pakartot. Eina savo kaip kosmosas. Tai labai patiko. Važiavau 10 minučių tik tai, bet aš kiaurai šlapis buvau. Po to atsisėdau, dar truputį atsigaut reikėjo. Nes prakaits per nosį tiesiog lašėjo žemyn. Tai tie kartingai labiausiai ir išsekino. Bet, kai nepratęs matyti ir visa kita. Tai smagu buvo. Bet po to jau labai pavargęs jaučiausi. Tai ir susivėlinau miegot. Bet vieta, kur miegojau gera, labai irgi patogiai išsimiegojau. Žulytė švariai nupjauta, bet jau kadangi nenorėjau toliau važiuoti, tai čia reikėjo mokėti 30 eurų nakčiai. Jo. Šiaip brangiai, labai brangiai. Bet ale dušas ir pusryčiai skaičiuoti. Bet vis tiek brangu. Šveicarijoje ten nakčiai, kur 30 tu sumokė, tai ten Jėzus Marija, ten kalnuose, ten kosmosas. Kiek geriau yra už tą patį. Jeigu reikia, nors ten pigiau yra ten, po 20 eurų gali taip atrasti. Tai žodžiu. Bet norėjau labai nusipraust, galvą išsiplaut, truputį drabužius išsiplaut. Aš turiu dar jų daug švarių, bet, patinka, kai yra proga išsiplaut. Tai va. Atsikėliau, pavalgiau, papusryčiavau. Dabar po truputį judam į priekį. Šiandien norėčiau toliau šiek tiek nuvažiuoti. Pasistumėti į priekį, nes kažkaip žiūriu, labai aš jau atsipūtęs važiuoju. Nedaug pavyksta nuvažiuoti. Čia ką rodo, galima telefonė 50. Aš važiuoju 90, čia nesąmonės rodo. Jo, tai tokie dalykai. Kartingai buvo dienos puošmena, vyšnaitė ant torto, nes prieš tai ten irgi buvo tokių smagių gerų keliukų pasivažinėti, susisukiot, pasiraityti. Ir jo, linkėjimai Leandrui. Tau tai tikrai būtų patikę šičia. Net neabejoju. Tokių rimtų čia žmonių buvo su ten savo full aprangom, su šitais ant kaklo apsaugom, kur važiavom. Tai mes ten 10 žmonių važiavom. Tai mano rezultatas tik 7. Tai reikia pagalvoti. Aš nuvažiavau greičiausią ratą per 59 sekundės ten su kažkiek, o kažkas nuvažiavo per 55, su trupučiu. O visų laikų rekordas tos trasos buvo 52 sekundės, tai jo. Bet mano paskutiniai 2 ratai buvo greičiausi ir jau pagavau tą tokį azartą, tą tokį, kaip ką
maždaug daryti. Truputį pažiūrėjau, kokias linijas kiti ima. Jau atrodo taip jau gerai ir jau žiūriu su tą vėliavą mojuoja. Tai paskutiniai 2 ratai buvo greičiausi ir pats paskutinis ratas buvo pats greičiausias realiai. Tai aš dar taip pagalvojau, kaip norėčiau grįžti. Tai galvoju, gal šiandien dar kartą nuvažiuoti, pasižiūrėti, nes labai patiko. Bet, ten ilgai susigaišti. Tai tiek to galvoju. Pavažiavau, pasimėgavau ir gana. Tai va, ką, dabar judam Nordkapą po truputį. Kadangi pusryčius pavalgiau, tai stosiu, kai degalų reikės. Tik tada. Čiau! A nieks nenorit paskraidyti? Tiesiog prie degalinės, kur valgiau. Kaip čia taip? Gal galima į vidų įeiti? Ne. Gaila. Davai, būk atrakinta. O kažkada buvo ore. Nieko. Varom toliau. Kaip? Aš tai čia kažkur. Neaišku kur. Sustojau padaryti tiesiog nuotrauką. Ir viskas. Judėsiu toliau. In the middle of nowhere. Ar reikėjo čia angliškai sakyti? Ar reikėjo? Kažkur. Ai.
Opa. Gražu, gražu, bet man dar ne laikas stot. Manam pirštinės ir važiuojam toliau. Kuku. Jo, čia buvo ženklai, kad šitų gyvūnėlių daug, bet jo, nes ten, kur aš važiavau greitai, ten tą video pradžioj, tai ten plačiai šonu matosi ir ten buvo šitą metalinė tvora iš abiejų pusių, kad apsaugotų nuo gyvūnų. Čia dar vienas. Eina savo. Blemba. Nieko savo. Reik saugotis, reik saugotis. Reik saugotis. Kur buvo vienas, ten gali būti ir antras, ir trečias. Taip jau yra. Jo arčiau kalėdų senelio namelio, tuo keisčiau. Blemba. Nu taip ir rašė, kad tai bus. Tai aš jau stebiu jau akilai. Ir matėt, kaip stojau su motociklu kuo arčiau dešinės, tai irgi ne šiaip savo čia, o dėl to, kad už manęs porą mašinų ir aš, be abejo, veidrodėlių stebiu, tai kad neatsitrenktų man į galą. Tai kuo daugiau į dešinę, matau, kad mašina kairiau, tai jeigu kas nors užsižiopsojęs, ar ten kokiam telefone, ar dar kažkur, nu tai tegul trenkėt. Gyvūnus kokius tik nori tada manęs, kad nekliudytų. Tai va. O iki kalėdų senelio buveinės liko ne taip toli. Ir aš girdėjau, kad kalėdų senelis atostogose dabar atostogauja. Tai matyt, kad aš jo ten ir nepamatysiu. Ne, iš tikrųjų tikslo nėra ten važiuot pas tą kalėdų senelį, bet pro tą visą kaimelį pravažiuosiu. Šiaip net atrodo keista patikėt, kad ten būna sniego, visa kita, nes nu, dabar pažiūrėkit, kaip atrodo. o kažkada būna kitaip, žiemą, pilnas sniego būna. Taigi šitie ženklai sniegomobiliams skirti yra visa kita. Tai, nu kitaip. Tai va. Nu ką, dabar ieškosiu degalinės. Atrodo, kad jau miestelis kažkoks čia pat. Nes labai noriu užsipilti degalų. Ne kad noriu, bet reikia. Pilt aš tai nenoriu, nes tai pinigų kainuoja. Bet nepilsi, nevažiuosi. Čiau.